Rungtynės, kur daug kraujo. Jo, toks dviejopas, kaip sakyt, dviejopas nuotaikos. Iš tikrųjų galbūt reikėtų atsiprašyti varžovų, tokia neeilinė galbūt ta trauma tokia, pakankamai skausmingas, daug kraujo, aišku, tikėsimės, kad viskas bus gerai varžovai. O pačios rungtynės, pradžia, skim, jie pradėjo mažiau, atrodė kaip ir kontroliavom, iš tikrųjų iki pašalinimo žaidėm, sakykime, to pirmų numerį daugiau. Progų daug neturėjom netgi varžovas, kad greičiausiai daugiau progų buvo sukūręs. Po pašalinimo pirmas, kaip sakyti, toks atrodo, kad žaidimas sutriks, varžovas spaus. Bet iš tikrųjų kažkaip galbūt pradėjom mobiliau šiek tiek žaisti, geriau judėti. Nežinau, ar tai erdvės galbūt atsirado daugiau, iš principo net nesijutė, iš tikrųjų, kad žaidžiam vienu mažiau žaidėjų. Buvo tokių, sakykim, puspragių, galbūt 100% labai. Bet šiaip dėsningai, jeigu žiūrėtumėm visas 80 minučių. Jo, galutinis rezultatas, vertinant visas aplinkybės, pradžias, viduris, pabaigas, aš manau, kad iš tikrųjų tikrai dėsningas rezultatas. Džiaugiatės iškovotų taškų ar liūdit prarastais dviem? Taip, tai iš tikrųjų tai 1-1 labai geras rezultatas, nes jeigu kas prieš varžybas būtų pasakę, kad sužaisim taip, tai būtų nepatikėję iš tikrųjų. Šiaip šiandien ir susirinkimo problemų turi? Jo, labai daug atostogavo ir išvažiavę kai kas, tai ir nesusirinko, tai mums labai iš tikrųjų tas tenkina rezultatas. O buvo gera kova, tokia rimta vyriška kova ir kortelių ir kraujo buvo visko ir iš tikrųjų puiku labai. Kas, Skaidiškis nesužaidė ar jūs per gerai žaidėte? Ne, mes kaip visada gerai žaidėme. Realiai, gal aš galiu pasakyti, kad galo mes nepasiėmėm, kai jie buvo su raudona ir pabaigoje spaudėm ir progų turėjom. Bet neišėjo, bet realiai sakau, aš galą mačiau, šiaip, kai komanda gauna daug geltonų ir raudoną ir sako, kad mes šiandien švelniai žaidžiam, tai man nesitikė kažkodėl, plus mes gaila antrą jau kartą žmogų išvežam su didelė raudona akim. Bet taigi čia nebuvo specialus veiksmas? Nespecialus veiksmas, bet kaip sakant, sakau, skaičiuojas geltonas raudonas ir pasimato. Apmaudu? Ne, apmaudu, vis tiek lygiosios, mums apmaudu, kad mes nesusirenkam. Turim 19 žmonių, lauksim kaip ten bus, bet tokios varžybos, kur tikėjomės pergalės, bet turim 0-0. Tai vėl galim sakyti -2. -2. Šį sezoną labai daug -2 pas mus. Nežinau, kad gale per daug jų nebūtų tų -2. O kas nutiko šiandien? VVG per gerai žaidė? VVG ir gerai žaidė, aš manau, jie visą laiką taip pat žaidė. Ar anksčiau žaidė, ar dabar žaidė. Paprasčiausiai priklauso, ar tu pramuši autobusą ar nepramuši. Tik aišku, gerai, kad kai tas autobusas netyčia iššovė, keleivis išleido, kad po to atsižaidėm. Buvo dar tikslų įmušti ir tą pergalingai vartą? Tai buvo, tai... Ne, realių. Tai realių buvo, tai vienas, antras smūgis visi daužo, manau, kad daugiausias dalykas, kad mes bandom tą kamuolį vos neįridenti pačius vartus. Tai čia yra pasikeitimas lyginant su ankstesniais metais? Tai ir anksčiau tas pat buvo. Bet tik geriau pasisekdavo? Tai geriau gal su realizacija buvo. Dabar kažkaip taip silpniau su realizacija, bet... Nusipelnė jie lygiųjų ar ne? Mano požiūrį tai ne. Šiandien Barklajus jautė daugiau malonumo žaisdamas negu praeitą savaitę ar mažiau? Panašiai, šiandien iš tikrųjų buvo, vėl susirinko tokia silpnoka sudėtis, tai daug vilčių nedėjom. Nebent padarėm praeitą savaitę šiek tiek išvadų, kad gal gynyboje reiktų pasispausti, tai šiandien bandėm tą padaryti, tai va, progresas yra, vienu įvarčiu mažiau prasileidom. O į varžovų žiūrint, didelis skirtumas praėjusią savaitę ir dabar? Šiandien varžovai gal buvo šiek tiek silpnesni, bet neaišku, iš tikrųjų gal jų toks buvo žaidimo planas, jie patys irgi neprasileido, įmušė tvarkingai, mums labai daug nedavė žaisti. Mes porą progų sukūrėm, jų neišnaudojom. Bet neblogų tokių? Taigi ir nieko, kažkas atsiranda. Tai džiugina tokie dalykai? Jo, labiausiai tai norėtųsi, kad pagaliau ateitų visi mūsų pagrindiniai žaidėjai, nes kol kas tokia antra sudėtim žaidžiam, galim sakyti. Kaip rungtynės? Geresnės negu pirmosios, blogesnės? Jo, šiandien jau žaidėm savo žaidimą. Viskas ok, viskas pozityviai, ramiai, taktiškai, logiškai. Šiandien didžiuosi savo komandą, kuri nuveikė tikrai puikų darbą. Ir turim rezultatą, kurio siekime. Nors ir nebuvo lengva šiandien, bet pavyko laimėti.
Šiaip praeitą kartą kalbėjom, kad nuo 3-4 turo pradėsit gerai žaisti. Čia truputėlį anksčiau viskas įvyko, ar kaip paaiškinti? Manau, ta kreivė tokia dar yra kaip ir kylanti, nėra to top taško dar pasiekti, bet tai matyt, kad kitose rungtynėse bus dar geriau ir taip į viršų. Tikiuosi, noriu tikėtis. Komanda klausė, kodėl gynybai žaidėjai. Tai matyt, mano čia naujoji dabar pozicija. Visą laiką ar čia... Nenoriu užduoti komandos strategijos paslapčių, bet... Aš manau, kad Dineris Skaidiškis norėtų išgirsti. Na, jau braižo taktinės schemas, tai nepalengvinkim jums šito darbo. O jeigu rimtai, Jo, šiandien pradėjau gynyboje. patiko? Kaip ir neblogai, atžudžiau visas rungtynės, pasisekė nenusikamuoti visiškai, komanda patenkinta, kiek girdėjau, tai yra tikimybė, kad pradėsiu kitas rungtynės ten pat. Ko pritrūko iki geresnės pabaigos? Gal netgi, aš sakyčiau, ne iki geresnės pabaigos, geresnės pradžios pritrūko, truputį užsivedimo ir azarto, tai ko mes anksčiau traukdavom rungtynės, tai turbūt paprastai kažkiek atsilaikydom, dabar šito pritrūko. Užsivedimo, kovos kiekvienam centimetrė, man atrodo. O kodėl tai buvo? Patys žinot priežastį ar ne? Šiaip iš tikrųjų objektyvios yra kokios 3, tai yra 3 žaidėjai viena kovai šiandien. Porą žmonių tik ant keitimo turėjom, tai to pritrūko, jau esam ne paauglių komanda. Tai truputėlį fizinių jėgų, o daugiau nežinau, reiktų visų paklausti, reiktų turbūt susėsti kartu prie bokalo ir truputėlį motivaciją pakelti. Kelsit? Kelsim. Ar galutinis rezultatas pagal žaidimą ar ne pagal žaidimą? Manau, kad pagal žaidimą. Barklajaus galimybės, kaip sakoma, jau šilė sezonų žinome. Komanda nestiprėja, prioritetas jų yra žaisti iš savų, kaip sakoma, įmonės žaidėjų, todėl jų galimybės, ta prasme, kovoti dėl pergalių yra ribotas ir pradėjo taip rungtynės iš gynybos, bet pamatė, kad mes nebuvom irgi tokie, kaip sakoma, labai nusiteikę varžybom. Todėl... Kodėl? Manėm, kad priešininkas silpnas, galim vieną koją puošti, nors prieš varžybą šnekėjom, kad reikia susikaupti, bet aikštelėje bent jau pirmą kėlinį to nesimatė. Įmušėm vieną įvartį, o Barklajus turėjo 200% progas. Vieną nuo vartų linijos ištraukiau, o antrą visiškas nesupratimas buvo prie vartų kamuolys. Pačius pykdo tokie atsipalaidavimo požymiai? Taip, bet tiesiog, kad laukia tikrai rimti varžovai, kurie nedovanos tokių progų. Ir realiai turėtume mokinti žaisti prieš tokias komandas kaip Barklajus, nes iš tikrųjų davė žaisti nuo gynybos eiti iki centro ir ten pradėti vystyti atakas, ir ko dalis komandų tikrai neduos, tai biškutį pykdo, bet sakant, juos. Pats geriausias dalykas turbūt yra, kai tas pamokas dalina nemokamai varžovai. Sutinku, nes realiai baigiam išsaugodami sausus vartus 3-0, tai džiugu, kad pavyko ir matysim, artėjančias kovas laukia, tai tikrai kol kas dar pats žaidimo rezultatas tenkina, kaip ir 3-0, bet pats žaidimas tikrai ne, kol kas tai mėginsim tobulinti.